Labą dieną, ar girdžiuosi? Taip, ausis kažkaip atsiliepia nuo tų. E, Kartais kelias yra ne visai autostrados ir kartais tas kelias mes kaip prieinam, jisai būna užpiltas ir mes nežinome, kas bus. Ar mes praeisime, ar mes išplauksime, ar mes pagaliau paskesime. Šios dienos pranešime aš norėčiau pažiūrėti į vieną istoriją iš įvairių kampų, iš tėvų, paciento, e, darbuotojų, savanorių. Ši mama leido man naudoti duomenis ir mes buvome susitikę su ja maždaug praėjus 2 metams po dukros mirties, o mūsų klinikoje jinai praleido daugiau kaip 1,5 metų. Khalilas Džibranas, vienas iš mano mėgstamiausių rašytojų, dėl to, kad man labai patinka nedidelės knygutės. Va sėdi kolegės mano 2 iš skubios pagalbos, žino, kad aš ir pats netgi savo parašytas metodinės rekomendacijas nešiojuosi kišenėje. Čia yra kišeninio dydžio knygelė, kurioje yra 26 esė apie įvairius gyvenimo dalykus. Meilę, darbą, išdavystę, dosnumą, santuoką, išsiskyrimą. Khalilas Gibranas buvo Libano pilietis. Būdamas 7 metų jis persikėlė į Bostoną ir ten praleido visą likusį gyvenimą. Ir aš tik tai noriu trumpą ištrauką, tiksliau paskaityti, ką jisai cituoja, kada moteris paprašo pakalbėti apie vaikus. Ir moteris, laikiusi kūdikį prie krūtinės, prabilo: kalbėk mums apie vaikus. Ir jis tarė: jūsų vaikai nėra jūsų. Jie sūnus ir dukros gyvenimo paties savęs besiilginčio. Jie ateina per jūs, bet ne iš jūsų. Ir nors jie su jumis, bet jie jums nepriklauso. Jūs galite duoti jiems savo meilę, bet ne savo mintis, nes jie turi savasias. Jūs galite priglausti jų kūnus, bet ne jų sielas, nes jų sielos gyvena rytdienos rūme, kuriame jūs negalite apsilankyti netgi savo svajonėse. Jūs galite stengtis būti tokie kaip jie, bet nesistengkit jų padaryti panašių į save, nes gyvenimas negrįžta atgalios ir negaišta su vakarykščia diena. Taip, laimingi vaikai, laiminga šeima, laimingas gydytojas, nors jeigu mūsų rezidentai taip visą laiką vaikščiotų, aš tikrai tarčiau kažką. Laimingas personalas ir taip atrodo iš pirmo žvilgsnio visi laimingi, ko daugiau reikėtų. Deja, kai suserga vaikas, tėvams emocinis smūgis, tai Ieva pasakojo apie savo asmeninę patirtį. Aš prieš 3 ar 4 dienas dar vienoj būdamas kongrese 12 val. Nakties gaunu skambutį iš savo gero prietelio, kuris šokė ir po 5 minučių mūsų pokalbio aš supratau, ko jis iš manęs nori, nes problemos esmė yra ta, kad paaugliui sūnui įvyko aneurizmos plyšimas, įsivaizduojat, ir su gyvybinių funkcijų sutrikimu, dirbtinė plaučių ventiliacija ir taip toliau, bet jis per pirmas 5 minutės negalėjo paaiškinti, kas atsitiko, jis visiškam šoke. Na ir mes, ir slaugytojos, ir gydytojai, ne visada taip galime vaikščioti su tokia didelė šypsena, mus sekina, nes mes visi priklausome rizikos grupiai, mes dirbame atiduodami save kitiems. Labai trumpai priminsiu, kad prieš 2 metus buvo pasirašyta gydymo įstaigų vadovų vaiko teisių chartija gydymo įstaigose. Ir antras straipsnis sako, kad vaikas gydomas ligoninėje turi teisę, kad su juo visą laiką būtų tėvai ar kitas asmuo atliekantis tėvų funkcijas. 86 metais aš pradėjau dirbti vaikų intensyvios terapijos skyriuje, gydytojų tuo metu.
Apie tėvų lankymą iš vis negalėjo būti net kalbos. 91 metais aš patapau tos vaikų intensyvios terapijos skyriaus vadovu ir niekas nepasikeitė, nes aš paveldėjau tas tradicijas personalo ir aš galvojau, kas turi įvykti, kad vis dėlto tėvai, kurių vaikai patenka į intensyvią terapiją, galėtų būti kartu. Nes tais laikais lankymas nebuvo galimas. Esminis pokytis man smegenyse, mąstyme ir personaliai vyko tada, kai mes jauni gydytojai buvom pirmoji delegacija iš nepriklausomos jau Lietuvos, Švedijos Karolinsko institute ir vienas dėstytojas rodydamas skaidruolę, kalbėdamas apie hospitalizuoto vaiko sindromą, parodė labai panašią skaidruolę. Ten buvo nuotrauka iš Latvijos vaikų ligoninės, kada vaikų skyrius yra pirmame aukšte, tėvai susidėję dvi tokias statines, tarp tų statinių padėtos lentos ir ant tų lentų atsistoja ir žiūri, ką daro jų vaikai. Va šitą nuotrauką aš niekada nepamiršiu. Aš tikrai gavau smegenų sukrėtimą ir tai supratau, kad taip negalima. Taip yra negalima, taip yra nežmoniška, tai yra amoralu. Ir man labai gaila, kad kartais dar kai kuriuose mūsų įstaigose, kur gydomi vaikai, aš kalbu apie Lietuvą, dar taip yra. Arba tai leidžiama per sukastus dantis. 2024 metai, spalio 24. Nuostabi šeima, 2 sūnūs, mylintis vyras, žmona, gimsta dukra, absoliučiai sveika, be jokio apsigimimo. Ir 5 mėnesių amžiuje atsiranda nenuraminamas verkimas, pasikeitęs domėjimasis aplinka. Kitaip sakant, mama sako, tas mano vaikas ne tas, kuris buvo prieš tai. Ir kaip tyčia skundų atsiradimas sutampa su antraja meningokoko B vakcina. Aš pakankamai žinau meningokoko B vakcinos kūrimą, tai jinai buvo kurta 33 metus, panaudota modernioji vakcinologija, tai tikrai labai ilgas kelias. Bet taip jau atsitiko, kad vakcinacija ir va čia vienas esminis dalykas, jūs paskui suprasite, vienas esminis dalykas ir vienas esminis argumentas iš antivakserių. Jie viską, kas atsitinka po skiepų, sieja su skiepais. Kaip mano kaimynas pasiskiepijo nuo erkinio encefalito ir išėjo gyventi pas kitą moterį. Laksto kaimynė, pergyvena, matot, sakau, kokį pašalinį poveikį. Reikia informuoti vaistų kontrolės tarnybą. Taip, mes čia galim kartais pasijuokti, bet mes visi labai ieškojom, kodėl taip atsitiko, nes būklė katastrofiškai blogėjo, gydymas nedavė jokio efekto, blogėjo neurologija, atsirado patologinė neurologinė simptomatika. 10 mėnesių amžiuje, čia jau ne pirmas, čia pakartotinės magnetinio rezonanse buvo matyti cistinė degeneracija, kitaip sakant, vaikas nyko ir mirė, nyko gyvybinės funkcijos akise. 1,5 metų išryškėja dirbtinės plaučių ventiliacijos poreikis, reiškia visiškai sustoja jos kvėpavimas. Katastrofiškai blogėja neurologinė būklė ir lieka gulintis, gražus kūdikėlis, kuris be jokių reakcijų, be jokių nieko. Įsivaizduokite mamos situaciją. 1,5 metų ligoninėje, mes irgi neturėjom tuo metu dar atsakymo per tos beveik metus laiko, kodėl taip atsitiko. Išverčiau visą literatūrą, išsistudijavau, kalbėjausi su kolegomis užsienyje. Niekur tokios komplikacijos po meningokoko B vakcinacijos neaprašė. Kalbėjausi su vienu tikrai pasaulinio lygio mokslininku, jis man sakė, Rimai, o gal tai bus pirmas atvejis? Ačiū Dievui, kad mes dabar jau gyvename kitame laikmetyje ir galutinai buvo patvirtinta Krabio liga, tai kada atlikta klinikinės egzomo tyrimas, jinai dar ir patvirtinta 2 kartą, tai kitaip sakant, būdinga tokia leukodistrofija,
kur labai labai reta forma. Vienas iš 100 000. Ir taip atsitiko, kad abudu tėvai nešiojo po geną ir per moterišką liniją sutapo taip, kad šita mergaitė gimė su bomba, kuri paprastai sprogsta 5-6 mėnesį, nepriklausomai nuo skiepų, ar tai būtų ar nebūtų. Čia buvo tik tai paprastas sutapimas. Taigi Krabbe liga į metus Lietuvoje gimsta apie 20 000, 25 000 naujagimių, tai įsivaizduokit, kas 5-6 metai vienas toksai atvejis. Nors tai buvo lėtinis tos būklės blogėjimas, bet visada mes patiriam ir tėvai patiria 5 pagrindinės emocinės stadijas. Tai pirmiausia šokas, nesupranti, kaip tas mano prietelis, jis nemoka net paaiškinti, kas atsitiko. Tiesiog šokas, neįmanoma. Po to pyktis, neigimas, baimė. O čia labai sudėtinga situacija būna personalui, nes tėvai viską neigia, viskam prieštarauja, nieko nenori. O toliau prasideda dėrybos. O gal taip, o gal nereikia tracheostomos, o gal nereikia gastrostomos, o gal taip, o gal kitaip. Po to įkrentama tam tikrą laiką į depresiją ir kuo greičiau ateina priėmimo arba susitaikymo stadija, tuo lengviau būna visiems. Mes visi natūraliai tas stadijas pereiname atsitikus kažkokiam tai įvykiui, nemaloniam, labai reikšmingam įvykiui, tačiau perėjimas yra labai labai skirtingas. Čia keletas frazių iš mamos pasakojimo ir aš tiesiog džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo slaugos personalu. Ir mama geriausiais žodžiais mini, kad viskas, kas buvo reikalinga, jai pavyko įtikinti, kad viskas yra daroma dėl vaiko. Labai dažnai mamos atsisako kai kurių invazinių procedūrų, kai kurių, sakykime, ir tracheostomos vamzdelio, ir gastrostomos maitinimo ir taip toliau ir panašiai, bet dėl ko jos atsisako? Man nemalonu žiūrėti, kaip mano vaikui privedžiota įvairiausių vamzdelių. Bet juk tai daroma dėl vaiko, užtikrinti jo kvėpavimą, užtikrinti jo maitinimą. Labai svarbu, kad tėvai priimtų pagalbą, nes kartais jie viską atmeta. Ir labai svarbu personalo, psichologų, šiuo atveju ir savanorių pagalba. Apmokyti tėvus slaugos ir suprasti šeimos poreikius. Šeimoje liko dar 2 vaikai, didžiuliai vaikai, paaugliai, kuriems taip pat reikia kažkaip perduoti tą prognozę, kažkaip juos paruošti, išleisti mamą į namus, šiek tiek pabūti, pagaliau sukurti galimybę vienokiam ar kitokiam šventėj ligoniniai. Ir čia savanorių pagalba buvo neįkainuojama. Na ir pabaigos scenarijus, kaip jinai sakė, visas kolektyvas man padėjo suvokti. Nebuvo per daug optimizmo, nei perdėto pesimizmo. Buvo taip, kaip yra. Kartais dirbant man ir vakaruose ir būnant, man kartais erzina jų toks perdėtas optimizmas, kada tikrai matai, kad prognozė bloga, būklė kritiškai yra sunki, bet kolegos taip, čia viskas bus gerai, viskas tikrai taip, sekančią dieną ateini į darbą, tas vaikas jau miręs, čia taip jau atsitiko. Man atrodo, kad tai irgi bereikalingų vilčių suteikimas ir perdėtas optimizmas yra nereikalingas. Na ir svarbiausia pasitikėjimas. Pasitikėjimas, jinai sakė, aš labai pasitikėjau visais, nes jaučiu, kad manęs supranta. Kartais suprasti yra labai sudėtinga, ypatingai keičiasi kartos. Man labai, ne tai, kad įdomu, bet tos mamos, kurios, kai aš pradėjau dirbti, jos buvo vyresnės už mane, paskui mes susivienodinom, dabar vis jaunesnis ir jaunesnis, dabar ateina visiškai kita karta. Mes turime suprasti, kokios dabar yra mamos. Tai pirmiausiai mamos, kurios bijo priimti atsakomybę. Jeigu jau profesionaliam psichologui kilo tokia panika dėl to, kad vaikas prasimušė kaktą, aš nežinau, aš puikiai atsimenu, mes Kaune Lampėdžiuose šokinėdavom su dviračiais, aš 2 kartus barzda yra prasimušęs, atsimenu, grįžtu visas kraujuojantis, tėvas šalia dirbo gamykloje, tokia buvo tvirtinimo detalio, apvalo su tokiu skuduru, nuvežė jį su tokiam kabėm, paukšt sukabino ir viskas, jokios čia panikos, nei ten kas panikavo, nei nieko. Paskui su tokiai replėm išėm ir viskas, o dabar žaizda čia, panika, vaikas įsidūrė pirštą į agurką, o tą tokį paniką. Aš čia tikrus atvejus pasakoju.
nukrito iš 25 milimetrų naujagimis vat antradienį. Didžiausia panika, mama rėkia, šaukia, sakau, o kas atsitiko? Jis galėjo kažkas. Bijoma priimti visiškai atsakomybės. Ir dar man vienos kolegės labai patiko požiūris. Dabar auga karta, kurie nieko patys iš esmės per daug nedaro. Samdo kambarių tvarkytojus, langų, automobilius be abejo veža į servizus ir mes irgi esame tas aptarnaujantis sveikatos paslaugų sektorius. Vat jūs viską turit padaryti. Jeigu mes skubios pagalbos skyriuje vaikų būtų gyva mano amžinatilsį močiutė su 3 klasėm baigimo, apie 80% neįspręstų tų problemų. Aš šitą sakau labai atsakingai. Na ir labai svarbu buvo tai, kad šiuo atveju, vėl grįžtant prie šitos istorijos, nebuvo abejingumo ir personalas elgėsi tikrai stoikiškai, nebuvo tokio, čia vis tiek jau prognozė visiškai aiški. Ir jai labai padėjo, jinai pasakojo, kad buvimas kartu išėjus. Ir kas svarbiausiai, nebuvo amerikietiškų kalnelių. Kaip jinai sakė, gyvenau tyliai, ramiai, kelionę, kurios prognozė tikrai buvo bloga, bet aš dėkojau, kad Dievas davė man tos 5 mėnesius pasidžiaugti dukra, kuri buvo mūsų gyvenimo svajonė, bet dėja taip atsitiko, kad buvo leista džiaugtis tik tai 5 mėnesius. Ir dar kartą jinai tikrai akcentavo savanorių pagalbą ir personalas, kuris laikėsi stoikiškai ir leido suvokti prognozę. Nagi, pereikim prie mūsų. 22 metais Lietuvoje buvo atlikti tyrimai labai platus. Čia buvo atlikti įvairiausių profesijų ir nustatyta, kad 53% vyrų ir 47% moterų yra perdegę. Perdegimas yra sindromas, kuris sukeltas lėtinio streso. Ir perdegimas yra susijęs tik tai su darbinė veikla. Ir tas stresas buvo visiškai nebuvo sėkmingai suvaldytas. Jeigu mūsų protėviai taip pat patirdavo streso, tai susimedžioja arba pabėga nuo kažkokio grubonies, bet paskui jie užsidaro uoloj, sėdi ir tas stresas nėra toks pastovus. Dabar mes pastoviai gyvename strese, pastoviai. Plius pilnu balsu pradedama kalbėti apie socialinių tinklų žalą. Prieš 3 dienas išklausiau fantastinį pranešimą kolegų iš Jungtinės karalystės apie TikToko įtaką paauglių savižudybėms. Ir perdegimas nėra taip kaip sloga. Čia užsikrėčiau, čia man sloga ir po kelių dienų praėjo. Jisai pakankamai labai individualus, turi tam tikras stadijas, apie jas aš tikrai čia nekalbėsiu. Ir pasireiškia tokiais esminiais dalykais. Tai pirmiausia, išeikvojama energija, toksai lygtai išsekimo jausmas, kaip sakoma, atsikėliau ryte ir nežinau, ar čia ta koja ar ne ta koja, toks jaučiuosi lygtai mašina būtų pervažiavus. Toliau padidėja psichinis atstumas, nenoras eiti į darbą arba negatyvūs jausmai, cinizmas ir kolegų, ir pacientų atžvilgių. Net važiavo 5 metų mergaitė su perskelta kakta. Čia ta kakta atvažiavo, čia ta koja lūžusi atėjo, čia ta su savo pilvu atėjo. Mes suprantat, mes pamirštame, kad tai yra atskiri pacientai, individai, asmenys, o mes tik tai žiūrime į sužalojimą. Na ir paskui neefektyvus jausmas ir pasiekimų stoka. Be abejo, medicinos darbuotojų tarpe labai daug yra atlikta tyrimo. Procentas perdegimo priklauso nuo to, kur dirbama, jeigu skubi pagalba, intensyvi terapija iki 70%, bet tai vidutiniškai apie 40-30%. Bet aš noriu parodyti mūsų. Mes atlikom savo klinikos personalo ištyrimą pagal klasikinę Maslach perdegimo klausimyną. Ir štai pasižiūrėkit, slaugytojai, čia gaila lazeris neveikia,
Kas labiausiai perdegė? Slaugytojai, gydytojai, vejasi rezidentai. Toliau cinizmas, vėlgi paplitęs daugiausia tarp slaugytojų, gydytojų. Ir jau visiškas neveiksmingumas slaugytojai ir gydytojai. Perdegimas nėra pervargimas. Minimalus atsistatymo periodas yra keletas mėnesių su profesionalių specialistų pagalba. Tai yra didžiulė problema, į kurią mes labai dažnai užsimerkiam. Mes kartais padarom strateginius planus, čia įkursim tą, padarysim tą, bet niekada nepagalvojam, o kas tą darys, o kokia mano komanda. Kaip aš žaisiu futbolą ar krepšinį, jeigu daliai žaidėjų skauda koją, jie šlubčioja ir negali dirbti. Viena iš nuostabiausių knygų prieš visiškai nesenai man teko skaityti, ieškant atsakymų į įvairius klausimus, ir aš pažiūrėjau į kai kurios klausimus, aš čia galėsiu pacituoti. Tai savaitį laiko užsidarė Dalai Lama ir arkivyskupas Desmond Tutu. Aišku, Dalai Lama man nereikia pristatinėti, o arkivyskupas yra iš Pietų Afrikos Respublikos, jau šviesios atminties, mirė nuo prostatos vėžio. Jis yra Nobelio premijos taikos laureatas, anglikonas, turintis nuostabią šeimą ir labai gerai pasakojantis apie savo santykius su homoseksualia dukra, kuri turi partnerę. Ir va tos tolerancijos mums irgi labai dažnai trūksta. Aš norėsiu dar tik tai pašnekėti apie atjautą ir dosnumą, nes kartais ta prasme persmelkiama, kad kančia tada kyla, kaip aš matau tik save. Aš, man blogai tas, blogai anas, bet kančia kyla dėl pernelyg egocentriškos mąstysenos. Ir milijono vertas klausimas yra, kokia yra gyvenimo prasmė. Šiaip po šiai dienai niekas negali atsakyti tiksliai, kokia yra gyvenimo prasmė. Man bent teko 10-11 apibrėžimų skaityti, bet tai priklauso nuo individo. Vienaip gyvenimo prasmė buvo suvokiama senovėje, kitaip vakarų. Ir Hėgelis, ir Kamiu, ir Schopenhaueris, garsusis filosofas, kuris apie gyvenimo prasmę rašė daug. Tai yra visiškai skirtingi, netgi Nyčė, kuris sakė, gyvenimas yra beprasmis iš vis. Arba reikia nusižudyti, arba susitaikyti su šitą beprasmę ir kaip nors stengtis gyventi. Bet prisipažinsiu, man nelabai patinka vakarų filosofų kai kurie požiūriai į prasmę. Ir rytietiškas supratimas man asmeniškai yra žymiai labiau prie širdies, nes jie prasmę supranta, kad žmogus turi būti laimingas, o laimė ateina tada, kai su atjauta rūpinėsi kitų gerovę. Ir netgi Buda yra pasakęs, kas tas vienas dalykas, kurį įgijęs įgysi ir visas kitas dorybės. Tai atjauta. Pasižiūrėkit, Kalifornijos Stanfordo medicinos universitetas, kokius rengia kursus. Ir ten yra centras atjautos ir altruizmo, tyrimo centras. Ir štai reklamuoja 8 savaičių atjautos kursus. Be abejo, medicinos darbuotojams, socialiniam darbuotojams. Ir vis dėlto, kas ta atjauta? Nuo hebrajų kalbos atjauta yra rachamin, o rechem yra iščios. Tai yra rūpesčio jausmas, kuris kyla pamačius kito žmogaus kančią ir noras padėti sumažinti tą kančią. Kuo jis skiriasi nuo empatijos, jeigu aš matau žmogų, kuris prispaustas medžio, aš empatiškai taip sėdžiu galvoje, kaip jiems skauda, kaip jiems sunku, oi. O atjauta, aš darau viską, kad jį ištraukti iš to medžio, sumažinti jo kančią, jam padėti. Ir atjauta iš esmės skaitoma vis tiek, tai ateina iš motiniškos meilės, iš motiniškų iščių,
nes tai buvo vienas iš evoliucijos, dėl ko mes išlikome. Ir atjauta tai gebėjimas, kurį galime ugdyti ir išlavinti rūpindamiesi ne tik šeimos nariais, bet ir svarbiausia svetimais žmonėmis. Tuo mes skiriamės nuo kitų žinduolių. Vėlgi mokslinis faktai iš mokslinės literatūros, kur sakoma, jeigu norite gyventi laimingai ir turėti mažiau bėdų, pradėkite rūpintis kitų gerovę. Ir mane sužavėjo iš Jeilo universiteto 2 sociologų darbas, kuris patvirtina netgi, kaip ten lietuviška ta patarlė yra, su kuom sutapsi, tuom ir tapsi, taip atrodo. Jisai skaito, jeigu tu esi atjaučiantis ir geras, tavo draugai, tavo draugų draugai ir netgi tavo draugų draugų draugai bus linkę tapti atjaučiančiais ir gerais žmonėmis. Parašyta monografija Nikolas Kristakė apie tai, kad įvairūs bruožai nuo laimės, nutukimo, blogų įpročių gali plisti iš vieno žmogaus į kitą, sudarydami tokį tinklą. Ir daugiausia džiaugsmo patiriame tada, kai nukreipiame dėmesį į kitus, o ne į save. Ir aš tik tai trumpai leisiu prieš pabaigą pacituoti, kaip jis rašo. Mes kaip asmenys galime formuoti savo tinklus. Čia ne apie socialinius tinklus kalba eina. Mes nusprendžiame, kokius ryšius sukurti, o kokius palaikyti ar stabdyti. Su kiek žmonių bendraujame, kokiu būdu ir kokiu mastu. Arba su kuriais iš mūsų pažįstamų norime prisijungti vienas kitam. Visi šie pasirinkimai lemia begalę galimų struktūros konfiguracijų mūsų socialinėme tinkle ir mūsų pačių poziciją jame. Nikolas Kristakis, garsus amerikiečių psichologas. Kaip šviesios atminties Leonidas Donskis sakė, yra 2 rūšių žmonės. Tai vieni, su kuriais gera būti, o kiti, kaip išeina, tada pasidaro geriau. Ir keletą žodžių iš mokslinių publikacijų, kad dosnumas yra viena iš pagrindinių smegenų grandinių, kurios daro įtaką žmogaus geroviai ir yra siejama su geresnė sveikata ir ilgesniu gyvenimu. Ir savanoriai iš esmės aukoja patį brangiausią dalyką, tai yra savo laiką, savo laisvalaikį. Ir dosnumas tai ir savo laiko prasmingas atidavimas. Prasmingai gyvenančių žmonių mirtingumas 23% mažesnis. Prasmę matantys žmonės perpus mažiau serga Alzheimerio liga ir savanorystė 24% sumažina mirties riziką. Tai yra citatos iš mokslinių darbų. Na ir visiškai baigiant, aš negaliu nepacituoti vienos iš jūsų kolegių, savanorės Kristinos žodžius. Manau, kad ta tarnystė yra vienas svarbiausių dalykų, dėl ko mes esame šioje visatoje. Visi mes atsinešame kažkokių savo dovanų, talentų, jie skirti ne mums, o kitiems. Duodamas kitam realizuoji save ir tuomet ateina ir laimė, ir prasmė. Kai pradėjau veikti, iškart atsigavau. Atėjo prasmės pojūtis, suvokiau, kad gyvenu taip, kaip norėčiau. Šios iniciatyvos organizatoriai ir savanoriai yra išskirtiniai. Pirmą kartą sutikau tiek daug labai šiltų ir nuoširdžių žmonių ateinančių duoti. Po šiai dieną aš atsimenu, dirbdamas Australijoje, tenais buvo toks vestibiulis ir ten pilnas sėdėdavo tokio garbaus amžiaus močiučių, kurios pardavinėdavo megztas kojines, medų, obuolius. Ir aš vieną kartą taip galvoju, Dieve mano, kaip jie varganai gyvena. Ir aš vieną kartą vienos paklausiu, sakau, ką jūs darot, kur jūs dedat tos pinigus? Pasirodo, jie tas surinktus kapeikėlės atiduoda vaikų skyriams, labdarai. Ne savo. Nes sakė, jeigu mes to nedarytumėm, mes pačios išdurnėtumėm. Na ir vienas iš mano irgi mėgstamiausių Alberto Camus, irgi Nobelio premijos laureatas, kuris, kada miestą uždarė dėl to, kad buvo maro epidemija ir vyskupas visus gąsdino, kad tai yra Dievo bausmė, jisai, gydytojas Bernardas Rie, vienas iš pagrindinių romano Maras veikėjų, atsakė, visai nesuprantama, kam turi kentėti vaikas. O iš tiesų nieko nėra svarbiau žemėje už vaiko kentėjimą.
ir siaubą, kurį tas kentėjimas velka su savimi, ir už kentėjimo motyvus, kuriuos reikia rasti. Ačiū.